Sveiki. Norėčiau trumpai paaiškinti šią užduotėlę, nes ji turi tam tikrų niuansų. Turime tris draugus, Antaną, Praną ir Joną. Jie nusprendė eiti į kavinę. Antanas užsisakė kotletų už A eurų, Pranas už P eurų, Jonas už J eurų. Ir mums reikėtų paskaičiuoti, kiek iš viso draugai sumokėjo už savo pietus. Kaip matote, duomenų įvedimas iš konsolės yra toks. Vardas ir skaičius, vardas ir skaičius ir vardas ir skaičius. Vardas iš tikrųjų mums trukdo ir jis skaičiavimuose nedalyvauja. Tačiau jeigu mes jo neperskaitysime, tai negalėsime prieiti prie skaičiaus. Kągi daryti šituo atveju? Pradėsime nuo to, kad duomenų skaitimas yra komanda input. Čia dabar dalyvauja iš karto du dydžiai – vardas ir skaičius. Dėl to mums ir juos reikia suskaidyti pagal tarpą input split. Koksgi turėtų būti sekantis žingsnis? Mums iš tikrųjų reikėtų paimti ne vardą, o skaičių. Kai mes daliname du dydžius, tai pavyzdžiui, čia pasirašysiu kaip pavyzdį, kad tai yra, sakykime, Antanas, tarkim, 5. Tai šitas dydis eina numeriu 0, šitas dydis eina numeriu 1. Dėl to aš galiu parašyti, kad input split ir imu antrąjį duomenį, tai yra skaičių. Ir kad tai tikrai būtų skaičius, o ne tekstas, visą tai aš paverčiu į sveikąjį skaičių. Kai jau paverčiu į sveikąjį skaičių, man reikia priskirti kažkokiam tai kintamajam. Tai ir parašau, kad tai bus A lygu. Štai taip. Ir tai bus išsaugotas Antano patiekalo skaičius, tai yra kaina. Tai dar kartą kartuoju, įvedu duomenis, skirstau pagal tarpą, imu antrąjį duomenį, nes yra 0 ir 1, viską verčiu į sveikąjį skaičių ir priskiriu kintamajam A. Ką reikėtų daryti toliau? Toliau viskas būtų taip pat, tas pats duomenų skaitimas. Štai dar dvi eilutės, tik tai čia būtų Prano, o čia būtų Jono pietūs. Na, o dabar belieka tik tai su sakiniu print ir įsijungus formatavimą išspausdinti tekstą. Ir tame tekste, sakykime, aš spausdinsiu tekstą ir tame tekste tarp priestinių skliaustelių reikia atlikti veiksmus. Ir tada teksto spausdinimą užbaigti. Ir to jums užtektų išspręsti štai šią užduotėlę.